Čia yra Jurgio Vanagaičio visa šeima ir pusbrolis Šteinys su žmona. Jie, kada apsiženėjo, jie jau darė išvažiuoti į tą Ameriką, jau ruošėsi. Tai jie abudu ėjo, jis turėjo matyti savo pasą, o ji neturėjo nieko. Tai ji pasiskolino kaimynkos Ilgūnienės ir į taip išėjo. Tai ir taip perėjo per sieną, o kita būtų niekaip negalėjus išvažiuoti. Čia Julytė, jauniausia Jurgio duktė, čia pats Jurgis, čia Jurgio vaikai, sesuo Sofija ir Jurgis, Jurgio vaikai. Jurgio sesuo nufotografavo, tos mergaitės apsirengė, o jie parvažiavo su aparatu ir jas nufotografavo. Čia Jonas Vanagaitis, jau reiškia brolis Jurgio Čarė. O, veisim šitą. Pas mus labai buvo iš Tirano labai rudas. Daugiausia parsiveža, o jau manau, cinis. Tai jo kur tai žinau, jau senatvė jau. Mano mama tai mažai matė labai. Šobrīd mēs atrodamies Liepājas ostas piestātnē Ziemas ostā, kur 20. gadsimta sākumā tika izmantota prāņu satiksmē, kas veda emigrantus tālāk uz Ameriku, Kanādu. Prāms ienāca ostā par ostas dienvidu vārtiem, šeit nāca apgriezās, piestāja pie piestātnes, uzņēma pasažierus un tālāk arī pēc tam ar pasažieriem devās tālāk. Otrs piestātnē šeit atradās vienstāvu poka ēka, kurā tika uzbūvēta speciāli šī vajadzībām, kurā izkavējās cilvēki, kamēr varēja uzkāpt uz prāmi. Ēka bija viena stāva, līta. Acīm redzot, tajos laikos bija ļoti svarīgi, lai ēka ir ne tikai funkcionāli, bet arī glīti izskatīta.